Mes esam specialusis transportas, tai yra autovežiai ir sunkūs aukšti kroviniai tralai, transportavimas jais. Daugiausiai šiuo metu vakarų Europoje paskutinius 5 metus gabenam praktiškai visų autogamintojų naujus automobilius. Taip jau susidėliojo per krūvą metų iš patirčių. Bandėm ne vieno gamintojo vilkikus, bet su Scania turim ir labai gerą likutinę vertę, kas svarbu autovežiuose. Parduodant vilkiką po 4-5 metų, taip pat gerą kuro ekonomiją ir iš tikrųjų daug kreipiam dėmesį į savo žmonių, vairuotojų darbą. Tai šitoj vietoj vairuotojų atsiliepimai yra geriausia apie Scania vilkikus. Dėl greičių dėžės, tai čia pasakai yra, nes nėra sankabos, pasukai ir važiuoja viskas. Aišku, dabar tos naujosios jau yra, kur atstumo tas palaikymas greičio autopilotas, nes jinai pati stabdo. Reikia vairą atlaikyti ir viskas. Automobiliuose negali taupyti iš tikrųjų, nes tu su jais dirbi ir tu nori dirbti, o nestovėti servise. Tai aš manau, kad tas pats pradinis investavimas, gal šiek tiek galima daugiau investuoti, bet žinosime, kad ateityje mums to mažiau reiks daryti. Žiūrim į žmogų, dedam papildomas oro pagalves, dedam paketus vairuotojam, darbui palengvinti, papildomus tie patys kondicionieriai privalomai yra, taip kad tikrai investuojam ir klausom, ką žmonės sako, derimės, šnekam, tuo pačiu su gamintoju kalbam, kaip mum tą paketą, tarkim, padaryti priimtinesnį. Eko vairavimas, taip skatinam ir su Scania, lyginant su kitais. Tarkim, konkurentų vilkikais tikrai turim geriausias kuro normas, kas mus labai irgi džiugina. Visus vilkikus perkam su serviso paketu, tai yra turim mokestį, už kurį mum vilkikai yra prižiūrimi iki 4 ir 5 metų. Su Scania turim didelių ateities planų ir netgi į ateitį jau esam porai ateinančių metų susiplanavę pirkimus ir didelę plėtrą ir didžioji dalis tų vilkikų bus Scania.